Senajame Vytauto didžiojo karo muziejaus pastate veikusiame buvusios carinės kariuomenės manieže Vytautui didžiajam buvo skirta kertelė, kurios centriniu akcentu buvo didžiojo kunigaikščio portretas. Ketvirtajame dešimtmetyje statant naująjį karo muziejaus pastatą, Vytauto kapelai buvo kuriama atskira įspūdinga erdvė, kurioje dabar ir esame. Prieš 80 metų Vytauto kapela atrodė panašiai kaip ir dabar. Čia taip pat buvo eksponuojami senieji artilerijos pabūklai, senosios Lietuvos valdovų portretai ir kiti tapybos darbai, šitokie šarvai, na ir žinoma centrinis kapelos akcentas, žymaus skulptoriaus Vinco Grybo sukurta Vytauto didžiojo skulptūra. Sovietinės okupacijos metais iš kapelos buvo pašalinti Lietuvos valstybingumo simboliai, čia buvo sudėti įvairūs komunistinės propagandos ženklai ir atributai, na ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę stengtasi kapelą atkurti tokią, kokia ji buvo ketvirtajame dešimtmetyje.